Tikrinsit slėgį, užsidėsit šalmus ir išvažiuosit į trasą. Pirmoji paskaitos dalis. Norime, kad jūs teisingai atsisėstumėte ant motociklo. Tai yra, pirmąjį užduočiai atlikti, jums reikės atsisėsti patogiai į sėdynę, kojomis būtinai suspausti baką ir visą laiką jį laikyti. Važiuojant trasoje savo kūno pozicijos nekeisti, nenulipinėti, nebandyti kelių pasiekti asfaltą, o sėdėti visiškai tiesiai. Kareivuku. Kareivuku. Taip. Kojas laikyti ant pakojų vieta, na tarkim, jeigu tai būtų kojas, tai šita vieta. Ne ant pirštų, bet truputėlį toliau. Ant pėdučių. Taip. Visą trasą įveikinėjame antrų bėgių. Bėgių nekaitaliojame. Pasimačiau, kažkas važiuoja su VMAX-u, gali būti šiek tiek tenais lėtuose posūkiuose problematiška, bet pabandykit, antrų jisai turi, ja, jeigu nenukrinta apsukos per žemai, tai turėtų būti gerai. Kairę ranką visi laikom pasidėję ant bako čionais ir vairuojame tik tais vieną ranką. Ar turite klausimų? Šitos... Viena pastaba. Nenaudojam stabdžių. Tai ja. Vairuojam vieną ranką ir nenaudojam stabdžių. Taip. Šis gazą irgi minimaliai naudojam. Čia jau kas kaip sugeba. Dar kartą noriu pabrėžti, šiandien mes nelenktyniaujam. Šiandien mokinamės vairuoti. Šitos užduoties pagrindinis tikslas yra jums parodyti, kaip važiuoja motociklas ir kaip motociklas pats elgiasi posūkyje. Ranka, kurią vairuosite motociklą, gink dieve, neįsikibkite į vairą. Nesistengkite motociklo per prievartą laikyti, įsitvėrę. Jums rankos reikia tiek, kad galėtume atsukti akceleratorių. Viskas. Įvažiuodami į posūkį pasukate ir prilaikote ranką laisvai. Neįsikibkite į vairalazdę arba į vairą. Viskas aišku? Dar vienas komentaras. Kaip? Čia prieisim prie to, neapsunkinam visų dalykų iš karto, padarom iš pradžių. Taip. Viena ranka, viena ant bako ranka, kita ant rankenėlės. Stabdžių ne... Rankos atpalaiduotos, vienas bėgis, jokių stabdžių, jūs tiesiai. Stabdžių nenaudojam be abejo, išlaikom sveiką protą, jeigu matysit, kad kažką tai prisivėja, tai be abejo stabdykit, mes nenorim, kad įvyktų avarija. Bet tikslas yra išmokti teisingai paduoti akceleratorių ir teisingai sulėtėti prieš posūkį, kad neįvažiuotumėte per greitai ir matytumėte, kaip motociklas pats be jūsų pagalbos važiuoja posūkį. Dar šiek tiek pridėsiu. Šitas pratimas gali būti vieniem lengvesnis, kitiems sunkesnis. Vieniem tai sekasi geriau, kitiems šiek tiek sunkiau. Jeigu ten yra keli tikrai lėti posūkiai, jeigu kartais tose posūkiuose jaučiatės netvirtai ir tiesiog jums sunku suvaldyti motociklą vieną ranką, galite tenai pravairuoti tos du posūkius dviem rankom. Jums nereikia lipti per save. Pratimo esmė yra tokia, kad pamatytumėt, kad motociklas važiuoja posūkiuose labai sklandžiai, be jūsų pastangų. Kuo mažiau jūs dedate jėgos į jo valdymą, tuo jis sklandžiau vairuoja. Pats vairuoja posūkius. Tai yra jis švelniai gula į vieną posūkį ir švelniai gula į kitą posūkį. Kai jūs gniaužiate vairą, jisai tada pradeda siūbuot, linguot, nes jūs per jėgą bandot keisti jo važiavimą. Pratimo esmė tokia ir yra. Minimaliai pastangų į vairą, šiek tiek valdote gazą vieną ranką ir pamatysite, kaip motociklas pats lengvai gula į posūkį. Tokia yra pratimo esmė.